Sveiki, mano fantariukai, su jumis aš mylimiausia Amelija ir šiandien yra video apie tai, kaip aš bandysiu gyventi vieną dieną, kaip mano draugė Emma. Tai žodžiu, aš kaip jinai savo ten, man parašė, kaip jinai ten viską ten kažką ten gyveno savo dieną, o ką mes dirbom vienam darbe. Tai kaip pasakau, visą laik pavaduos, kada aš išeinu, mane pavaduoja, tai aš turėčiau nebekalbėsiu, o jau pradėkime šitą video. Labas rytas, mano panteriukai, aš jau atsikėliau. Tai gerai, pirmiausia, kaip man pasakė draugė, man reikia atsikelt, eit apsirengt, tada nusivežti žemyn ir atsigert kavos su pienu. Tai gerai, tai ir padarykim. Aš jau nusileidau žemyn, pasiėm savo aišku puodelį. Reikia dabar kava. Dabar man reikia pieno. Gerai, dabar gersim kavytės. Nu vėl tas lietus lyja, nu dar gražiausia. Geras kavytė buvo. Gerai. Taip aš norėjau pasimti skėtį, nes lietus lyja. Mano draugė dar neturi mašinos, tai jinai važinėja su metro. Dabar aš turėsiu eiti iki metro, kad nuvažiuoti iki savo darbo. Žodžiu, dabar einu. Taip aš dabar išėjau savo namų ir aš einu į metro. Tik tai šitą pusę. Jau, va matau jau metro. Taip aš jau atėjau. Aš savo rankinuko nepasiėmiau. Man dabar reikia grįžti namus. Taip, aš jau iš namų atėjau. Vėl iš naujo pasiėmiau rankinuką. Ir čia pinigai mėtasi. Čia kažkada pinigai. Aš paimsiu šitos pinigus. Gal niekas nesupeks. Tikiuosi. Suskleiskim skėtuką. Ir įdėkim rankinuką. Ir įsiemam vieną pinigėlį. Taip, įdėkim. Opa, bilietas. Sveiki, labdiena. Labdiena, labdiena. Taip. Praeinam. Ir man reikės... Ir dabar man reikia laukti. Čia nėra žmonių kaip keistai. Ir ryte, kad nebūtų žmonių. O, atvažiavo metro. Bet metro yra žmonių. Taip, aš ėjau į metro. Aš pasėdėsiu. Ir laukiam, kol išvažiuos. Opa, mes išvažiuojam. Opa, mes atvažiavom. Taip, mes čia tik atvažiavo, aš nežinau. Ir išlipkim. Taip, oho, kiek čia žmonių. Dabar einam per vartelius, dėkim, greitai bėgam, viskas atėjau, varau į antrą aukštą, painus pasisveikint, sveikutė, labuką, tai taip, ateinu į darbą. Įsitraukiu mano stelį, mano telefoną, jeigu paskambint. Ir va. Ir dabar aš sėdėsiu ir dirbsiu. Tai dabar susitiksim po darbo. Mano darbas jau pasibaigė, vat ir saulutė išlindo. Tai dabar aš leidžiuos žemyn
Ir tada aš važiuosiu su metro į prekybos centrą nusipirkti salotų. Tai varom. Susitiksim jau prekybos centre. Tada aš atėjau trečiam. Jo, važiuoju. Tad taip, atėjom. Pasini prekybą. O, žemyn važiuosim su šituo dalyku. Salotas, sveiki. Sveiki, ką norite užsisakyti? Aš norėčiau salotų. Gerai, tai aparatas yra užsakyti salotų. Gerai. Gerai. Matytis. Ir kur ta mano kortelė? Ui. Už ką aš sumokėjau? Už nieko. Gerai, duokit man salatą. Sekundėlę, palaukit. Prašau, vienas salatytės. Skanaus. Esu ką man valgyti. Tai palaukit, duokit. Imkit. Ačiū. Taip aš dabar valgysiu kažkokias salotas. Tai dabar valgom salotas. Tai skanis buvo salotas, tai gerai. Dabar aš turiu važiuoti į jogą. Mano draugė tai namie turi, panašu man reikės ir su... Dabar aš turėsiu važiuoti į jogą su metro. Tai gerai, varom. Viso gero! Viso! Taip, varom. Uhu! Uhu! Oi. Tai dabar šito varom. Uhu! Uhu! Ok, faini. Uhu! Gerai, oi, aš nebemažas vaikas. Einam vėl į metrą, susitiksim jogoje. Bet tai kaip paspart. Žodžiu, gal man duosim rūbas. Aš atėjau į jogą. Labą dieną, ar yra kas nors? Ramybė sekundę. Oi, kas čia atėjo pas mus? Sveiki. Labą dieną, mano draugė Ema pasakė, kad jūs esat gera mokytoja. Taip, čia aš esu, va, imk tau rūbelį, persirink. Ramybė sekundė. Aš jau apsirengiau, ką man daryti. Dabar tiesiog kartok, paskui mane gerai. Gerai, ant kokią man kilimėlę stoti. Ant kokią noriu. Gerai, ant šitos stosiu. Gerai, dabar mes bandysime paprastą pozą. Gerai. Iškvėpkime ir Ir padarome ant paskutinio dalyko špagatą. Kokį dar špagatą? Ramybės, prašau. Gerai, mūsų jogos pamoka baigėsi. Ačiū labai. Ir jūs gaunate dovanų kilimėlį jogos. Rimtai? Taip. Tai jums duosiu. Man į rankinuką tikrai netilps. Ir jums šitas kostiumėlis dovanų. Ačiū. Ir kaip aš panešiu, tai noriu pasakyti, kad panašu man reikia kvies mano dukrą. Tai neperminkit, aš jums padėsiu. Gerai, aš mes su metro važiuoju. Neperminkit, aš jūs namo parvešiu. Jūs man pasakykite adresėlį, aš jūs parvešiu namo. Gerai. Gerai, ta moterka mane parvežė namo, bet taip ir nedavė dalyko, kurį norėjo duoti. Štai man davė kažkokį kamuoliuką. Nu visai nieko ta joga. Joga kaip joga. Man sijonas įstrigo. Taip, mes dabar su dukrelė atvažiavome į miestą. Man jau mano draugė leido važiuoti su mašina, nes su metro man jau atsibodo šiaip važiuoti. Su metro tai biškė nelabai. Va. Mes dabar esame mieste.
Labai gražu. Labai gražu. Einam ten. Gerai. Einam į ledų parduotuvę. Gerai. Vau, kiek daug ledų. Sveiki. Labą dieną, labą dieną. Nu, eik rinktis ledų. Labą dieną. Sveiki, kokių ledų norite? O, pačiu geriausiu, kokį jūs turite ledų, prašau. Gerai. Gerai, va, prašau, jūsų ledai. Kokie didžiuliai. Jums mokėti 6 eurus. 6 eurus, kad tik brangiai. Gerai, tuoj sekundėlę palaukit. Prašau. Einam dukreliam. Pan, tokie dideli ledai. Labai skanūs ledai. Nu tai gerai, mano pantiriukai, šiandienos diena baigta. Man čia visai patiko gyventi mano draugės dieną. Visai buvo įdomu, tik man nepatiko su metro važiuoti. Tai gerai, iki kitų vlogų ir iki...